Buongiorno italiano. Labas rytas. Labas rytas. Mes po vakarykštės kelionės ir pilnos dienos atsidūrėm vidury Italijos, prie Romos. Tai startuojam kaip priklauso nuo itališkų pusryčių. Keliaujam pasiimti mašiniuko ir tyrinėti Italiją. Pasiėmė mašiniuką, sėkmingai tą, kurio ir norėjo, pietuką, kai siklauso Italijoje, ir mūsų pirma stotelė. Kavelė. Tai mūsų pirmas miestelis vadinasi Bracciano, nedidelis miestas. Jis garsus, kad turi vulkaninės kilmės ežeriuką. Ten tolumoj pavadinimu Sebastino ir prieš mus yra viduramžių pilis pavadinimu labai sudėtingu Castello Orsini Odescalchi. Pasakykit man, kad senai naudojot mašiną, be pasakymo, kad senai naudojot mašiną. Pasiekėm antrą šiandienos tašką ir atkeliavom į miestelį pavadinimu Bagnoreggios. Prieš akis matot, kaip čia miesto dalį Civita. Šis kaimelis yra garsus tuom, kad būdamas ant tokios uolos nuolatos patiria jos eroziją ir po truputį nyksta. Pasiekėm savo nakvynės vietą, tokį gan atokų namuką, bet toks labai gražiai įrengtas, labai didelis ir baisiai šalta, tik 16 šilumos. Galvojom, atsinešim daiktus, pradėsim vakarienę darytis, viską, čia dalykai, užsitrenkiam duris. Tai gerai, kad ne pirmą nakties atvykom, nes būtų tekę mašinų ir nakvot. Mano kelionių patirtis sako, kad jeigu viešbutyje yra pagalvių su papūgomis, kelionė bus gera. Labas rytas. Labas rytas. Kaip jūsų naktelė? Mūsų visai vidutiniška. Nebuvo nei šalta, Nei karšta. nebuvo labai karšta, bet išmiegota. Ir dabar turim labai sočius pusryčius, kad gerai pradėtumėm dieną. Štai kokiam namelį mes buvom išsikūrę šiąnakt, gana tokiai nuo gatvių pagrindinių ir šiaip namas tik tai kokiu trečdaliu įrengtas.
rytinę kavytę. Skanaus mums. Mes dabar einam ieškoti labai gražių kadrų, kuriuos dauguma esat tikrai matę. Vienam labai gerai žinomam filme, bet nesakysim kokiam, o parodysim ir leisim atspėti. Tai pabandykit spėti, kokia čia vieta ir parašykit komentaruose. Keliaujam į dar vieną atviruko vietą, į šventiklėlę. Ir vat nesugalvoju, ką sakyti daugiau. Bet bus labai faina. Mane dabar verčia šitais laiptais lipti. Aš labai daug noro turiu. Rekomenduoju. Kaip visada, laiptai mano mėgstamiausias dalykas. Mūsų vakarienė, kaip priklauso, picutė ir Arančinė. Labas rytas. Tai va, ties čia. Tai gerai. Už nugaros matos belekiek žmonių ir jie visi nori pakliūti Katedra. į tą kupoliuką, kuris yra va, ten aukštai ir galima pasižiūrėti. Tai jeigu kažkas sugalvosit, rekomenduojam užsirezervuoti.
Atvykom į Čiaudalų miestą. Visi aplinkui čiaudo. Ja, tai limončelo šoks. O, limončelo. Tas ne visai planuotas, bet pakeliui einam pasižiūrėti, kaip atrodo bokštas, kurį pastatė Kreivarankį. Matosi, kuris miestas labiausiai lankomas turistų. Kai įėjime pasitinka milijonas palapinių su suvenyrais. Sotus ir laimingi. Picutė daro savo. Labas rytas, atsikėlėm šalia Laspečijos, mūsų pusrytėliai, sūrių su sūriu, labai kūrybiškai ir skaniai turėtų būti. Eisim pavalgyti ir keliausim gražių vaizdų gaudyti į pačią Laspečiją ir į kitus miestelius. Čia šalia pačioj matos mūsų oficialių pusryčių vieta, kur turėtume gauti kruasaną, kavytės ir vandens. Tikiuosi nepersivalgysim. Ką tik nutiko nelaimė, ten apačioj. Mocarelos gabaliukų kruša. Matot mažą baltą taškelį, tai ten buvo mocarelos rutuliukų kruša. Miestelis Vernatsa mus pasitiko labai didelėm. Tai tenka pėdint kartu su visais. Einam užlipti į bokštą, pasižiūrėti gražesnės panoramos ir ten, kur mažiau žmonių. Atkeliavo mūsų pietukai, pas mane dorada, o čia mes turim lazaniją su pesto. Skanaus. Papietavom, iššovėm špriciuko. Tai bus dabar gerai palinguoti šitam gatvelėm. Labai faina kavinukė. Vokietis struškių gavo nuo padavėjos. O ką reiškia struškius, aiškinkit patys.
Pažiūrėkit į blaivą žmogų, o į neblaivą, oi, kažką atsitrenkiau. Tuo viskas ir pasakyta. Gerai, gal mes eikim išsiblaivyti. Limonė ant bazilikų. Pasiėmėm ledų su citrina ir baziliku pas, kur mes? Alberto. Pas Alberto. Labai rekomenduojam. Mums rekomendavo, mes irgi rekomenduojam. Sulaukiam savo čipsiukų ir bulvytės. Ui, balandis vos neužpuolė. Reikėjo ranką iškelt. Eisim įsitaisysim prie paplūdimio, kad vaizdas gražus būtų. Paplūdimyje, ne prie. Ir tada paragausim, ką mums čia pridėjo per žuvytės.